Visur buvau, visko regėjau. Va, prašau. Tačiau man brangiausias kraštas yra Lietuva. Aš esu Beata, žurnalistė, kulinarė ir Lietuvos gerbėja. Esu įsitikinus, mūsų laimė yra dabar. Galbūt netgi mūsų kieme, o gal nutolus vos 100 kilometrų. Šioje laidoje kviečiu jūs keliauti, ragauti ir iš naujo atrasti Lietuvą. O šias keliones stebės mano mėgstamiausios lietuviškos receptų knygos autorė, kulinarinio paveldo ekspertė Nijolė Marcinkevičienė. Nijolė mums pasakos, kas būdinga kiekvienam Lietuvos regionui ir ką būtina paragauti keliaujant po mūsų šalį. Ši kulinarinių kelionių laida yra kuriama kartu su turizmo departamentu. Jis bus mūsų gidas, padėsintis atrasti tai, kas dar nepatirta. Per 10 laidų ciklą sudėliosime 10 puikių maršrutų, o jūs jau rinkitės, kur pirmiausia važiuosite – Dzūkijon ar Aukštaitijon. O gal pas Žemaičius ar Suvalkiečius. Visus maršrutus pati išbandysiu ir jums parodysiu, kur nuvažiuoti, ką paragauti, o ką ir namuose pasigaminti. Kada keliauti? Artimiausią savaitgalį. Nėra kelionėms po Lietuvą netinkamo oro ar sezono. Pažadu, nustebsite, kiek daug dar nežinome apie savo šalį ir kokie grožiai yra tiesiog ranka pasiekiami. Na, į pirmąją keliauk ir ragauk kelionę pasikviečiau režisierių Vytenį Pauliukaitį. Mano gerą bičiulį. Pasirinkome Dzūkiją. Dūzgėm su grikiais, antimis, ieškojom ūlos akies, kopėm į kalnus ir bokštus. Ėjom per miškus, gėrėm stebuklingą arbatą ir visą dieną valgėm. Įspūdžių kaip savaitę keliavus. Pabandykite patys. Ir sveiki atvykę į mano naują laidą. Keliauk ir ragauk Lietuva. Sveiki, tai pagaliau mano ilgametė svajonė išsipildė. Vyteni, mes kartu praleisime visą dieną. Ilgai planavom, tiesa? Labai ilgai. Aš taip džiaugiuosi, kad tu manęs nepamiršai ir to mūsų plano. Mes visai netoli išvyksime nuo Vilniaus, vos ten 80 kilometrų ir visą dieną praleisim Dzūkijoje. Nesgi žinau, kad baisingai mėgstat grikius, kad kartaisgi pasilaiko tos dietos. O ką jau čia? Aš grikius mėgstu iš tikrųjų, bet žinai, istorija yra liūdna, todėl kad aš tą pačią košę, žinai. Ir žinokit, Dzūkija yra ten, kur grikis auga, kur yra jo kraštas, bet ne tik tai grikiai čia. Tokios gražios girios, kiek čia nuostabių dalykų. Tai va šiandien ir pamatysim, kokiagi mums pavyksta diena keliauti ir ragauti Dzūkijoje. Čia pataikė? Labą dieną. Labą dieną. Sveiki, Labą dieną, atvedžiau ponia. grikių entuziastą, kuris moka tik tai košės išsivirt. Kažkaip turim jam padėti. Taip, nesumažink manęs, bet aš turiu didelį norą. Didelę meilę grikiams. Ponia Tai va Laima, čia iš tikrųjų man pataikė. įdomu, čia ne jokia nevaidyba. Kaip tik aš dar ruošiuos keps grikinį babkų. Bet grikinį babkų tai čia yra, kaip sakant, dzūkų esmė. Taip, mūsų Bet ne visi tradicinis gali patiekalas, padaryti. bet negali, nes ne visi turi pečius. Kaip pas mus, va, jau Taip, baigės taip. pas kuris pečius. Čia kažkas Ir tokio, mes pažiūrėk. turim, žinokit, dabar aš labai greitai. Tai žodžiu, visas žarijas čia. Taip, išbers. Karštis lieka. Oi, atsargiai. Tai duokit man, aš jums padėsiu. Norit pabandyti? Prašau. Prašau, nerandu pabandyti. Jisai visur su žarstekliuose ar su visais įrankiais jisai gerai. Nu, žinok, vaikeliai, aukščiausias lygis čia. Oi, kad karšta. Ponia Laima, visus čia primat, aš žinau, kas labai norėtų pabandyti, kaip aš Žinokit, čia. mielai mes visus priimam, mielai visų laukiam. Ir iš ko čia ta tešla trumpai? Čia yra mūsų grikiniai miltai, sumalti, grikiai malti su girnom, antsių kiaušiniai, sviestas,
Ir Sviesto, nieks neskanu, bet sviesto ypač grikiai. smetona. Smetona. Sodas, taip? Aha, Kad jį pakiltų. užgesintos smetona, jo O smetona. ten Ir... cukrų, druskų. Ne, druskos nereikia, dedam tik tai cukrų. Kepa. Čia yra saldzi. O Saldzi. kepa dar sūrių, bet manai kepsim saldžių. Gerai. Va, aš dar pašausiu. Norit pašausiu? Nu, Va, pabandyk. tuomet su kačiargu. Prašau. Oi, atsiprašau. Kad grįžtumėt į Vilnių. Į Visko vidurį. išmokęs. Taip, stumim, nieko. Dar viskas. stumti. Stumim per vidurį. Stumim. Nu ir visai pavyko, Vytenį, kaip pirmam kartui. Tai sakiau. Dabar Žinai, ką reikia pasakysiu, čia uždaryt, kad nepabėgt mūsų babka ir kad gerai iškept. palaukit to, kaip laiko, kiek jūs žinosit, jeigu jūs nematysit Kadu uždarę. pakvimpa, vadinasi iškept. Kepanti babka skleidžia nepakartojamą aromatą. Bet vis dėlto, ne jau Dzūkijoje mūsų visų mėgstama bulvė grikio yra nustumta į antrą ar net trečią vietą. Atsakymo kreipiamės į Nijolę, mūsų kulinarijos ekspertę. Gyvenimas tai privertė, kad dzūkai valgė ir valgo grikius. Tai vėlgi žemė. Žemė yra prie pieskucių, kaip jie sako, prie žvyralio ir todėl labiausiai auga grikiai. O kas labiausiai auga, tą dažniausiai ir sėjo. Taip tiesiog privertė gyvenimas. Taip jau išėjo, kad dzūkai yra grikiniai ir jų žemės grikinės ir auginama daugiausia grikų. Tada ir patiekalai, nori nenori ant to stalo atsiranda būtent grikiniai. O ką dar galima iš tų Tai grikinių? aš jūs labai noriu pavaišyti, išmokyt kept gardžius grikinius blynus. Kugalaisit ir namie išsikept. A, va čia labai būtų Bet gerai. tai grikiniam blynam ko reikia? Irgi, miltų. Gali Visi, kas būt. atvažiuoja svečiai, pirmiausiai turi prismals. Tai einam. Einam Mes mals, ane? pasiruošę padirbėti. Einam mals tada. Javas visada buvo pagrindinis, vienas iš pagrindinių, sakykime, virtuvės komponentų. Be rugio, be to paties grikio nebūtų nei pusryčių, ko gero, nei gerų pietų. O šiaip pasismaguriaut, tai valgė žirnius, valgė pupas, vėlgi juos troškino krosnė, ne bet kaip, su žirnių virkščiomis, kad jie būtų sausi, arba pakepindavo. O taip šitų moderniškų jie, ko gero, net ir nesvajojo. Bet vaikai palukštendavo ir tas pačius ir rugius, ir jeigu jau turėdavo kiek nors kokio medaus, jau būdavo toks stebuklas, kad gaudavo medaus per metkopį, tai tada irgi pasiskanindavo tuo medum ar cukrinių runkelių tuo sirupu, o ir buvo toks gardumynas. Prašau, Vytenį, drąsiau prie girnų. Ar pirmą kartą matot tokias? Čiagi tikros senos. Jo, čia dar mūsų prosenelių. Nuo virš 100 metų jau. Aš sakiau, čia yra mūsų stebuklingas aparatas, kur sumala grikius ir bus labai gardus grikiniai. Tai jūs visus grikių miltus, kuriuos naudojat savo kepiniuose ir babkoje ir blynuose, Jo. visur būtent šitaip Pati sumalat. malas čia. Taip, O tai čia yra va taip, kad atrodo grikis, ne? tikras grikio Tiesiog grūdas. nukultas paprastai. Ir išdžiovintas prie pečio. Į kurią Dirbam. pusę? Vėlgi, sukam kaip laikrodukas, jo. Sukam. Žiūrėkit, čia reikia jėgos dar šiokios tokios. Taip, reikia. O negalime sumalti su elektrinės kokiais malūnėliais? Ne, būtinai turi būti akmeninės girnos akmuo, nes akmuo sutrina grikį. Nesuskaldo jį kaip plokšteliniai malūnai, o sutrina. Ten čia yra aktyvus poilsis. Nu dar jūs man Taip, pasakykite. čia ką- aktyviausias poilsis. Ir ką mes dabar, žiūrėkite, aš matau tokius va šviesesnius ir tamsesnius. Tai čia viskas gerai. Ne, mes dar turim išsisijoti. Paimsim bliūdą. Atsidaro Per tą langelį. langelį? Ateikit čia, Vytenė. Oi, Va čia kaip per įdomu. langelį, per langelį. Ir taip su ranka. Ne su ranka, su ta pačia lentelė. Laikom, Kaip čia sudėtingai. laikom. Čia senieji matai, Vytenį, kurios gali Dzūkijoje patirti. Ir va, sietas, supila. Pilu čia. Visus. Taip, ir dabar, nu Beata, padirbė galų. Dabar jau gale aš gal. padirbėsiu tikrai. Jo, ir išsijosim. Truputėlį, aišku, patenka šiek tiek lakštelių, bet tų Reikia- mažųjų, bet čia labai sveika. įdomu. Dabar tos reikia išsipilti į bliuduką, išsipilkit. Iš šito? Tau geriau išeis. Nu ir ku. Ir žygiuojam blynų maišyt.
ką darau? Dabar supilat bliūdelin, miltukus. Šitai padariau. Dabar įdedat biškį druskytės. O tu, bet nepamiršti padažą. Gerai. Čia mūsų padažas firminis lepeškų. Lepeškų? Jo, su smetonaitė. Tik nesudegink, žiūrėk. Gerai, Kiek tos druskų? Gana. Per daug? Ne, žipsnelis, nedaug, gana. Gana. Tada impilam pienelio. Kiek maždaug? Nu, pilkit, ne šaukštais, iš akies pilat. Nu, sakykit. Aš sakysiu gana. Kiek daug? Gana. Viskas? Nieko paskui biškį miltų dėsim, nieko baisaus, viskas gerai. Gerai, tada maišau. Taip, sukam in vienų pusį, kaip laikrodukas eina. O kodėl in vienu? Nu, galima, jau jei pradedat in vienų pusį maišys, tai reikia. Taip motulis sakė, aš nežinau. O aš galvojau, kad įvairiai tai greičiau išsimaišo. Ne, gardesni blynai bus. Šeimininkė, jūs nepasiduokit mano provokacijom. Duokit per sprandą, jeigu aš blogai ką darau. Aha. O ir ką toliau? Toliau įmušit anties kiaušinį. Mūsų gerų emocijų paukščių. Gražus. Čia antytės. Gražus. Jo. Čia taip galiu? Taip, kaimiškai, taip, labai. O taip, o... Ir tada? Gerai išmaišot. Vieną tik tai? Užtenka ant tokios masės miltų, užtenka vieno kiaušinaičio. Nu, kad neįsimaišo šeimininkė. Gardzo. Tai gaudykit, Greičiau? Kaip aš vaikams sakau, gaudykit, Rini, gaudykit, kad nepabėgt. Kantrybės reikia turėti. Dar reikia impils šito puodelio sodos su smetonu. A čia jūs paruošite? Aš jau paruošiu, kad būt greičiau. Visą? Taip, visą. Tai kiek sodos dedat į tos metonos, kiek čia? Vat jūs viską jaučiat širdimo, o aš kaip pavyzdžiui, kaip aš paaiškinsiu savo tiem, kurie norės šitą viską padaryti. Vienuros neišeis, kituros išeis. Gerai, nu vat į vieną pusę. Viskas, dar galima dėti karvados. Žinokit, labai gardus blynai. Kas maišė? Šitus blynus mane išmokino motulai kept. Čia tikrai dzūkiški grikių blynai. Tikrų tikriausiai. O gerai, o padažas lepeška, o dar koks kitoks gali būti? Gali būti ir smetona, gali būti ir uogienė, o uogienių daug rūšių yra. Suprantu, o ten jūs sviestą dėjote ar grietinę? Ant sviestuko svogūnėlius pakepinau ir tada įdėjom lepeškų. Ir grietinę. Ir druskų. Na, va, žiūrim, kaip versis. Opa, kokie gražus. Gražiai. Gražus, kokie blyneliai gražus. Ne šiaip turbūt... O kvapas, ar jau šitas kvapas geras? Taip. Toks riešutinis. Kaip pyrago kokio. Tu žinai, esi vis tiek nebloga Beata. O Vytenį, o jūs, nu tai kaip smagiai mes praleisim čia dieną, o jūs. Nu, klausykite, blynai iškepė, dar paimat po lėkštaitį, nes patys gardžiausi blynai yra nuo skarvados. Tai po kelis blynus dės. Aš taip Nu, man tai 3. Aš dėsiu, nes turit paragauti su viskuo. Su grybais, su smetonu ir su uogiene. Gerai? Jeigu visoje Lietuvoje, ten Aukštaitijoje valgo bulvinius blynus su lepeškom ar grybų padažu, tai jau čia Dzūkijoje gausi grikinių tokių blynų, ar ne? Vietoj tų bulvinių. Nes visą laiką reikia pradėti nuo skrandžio. Besisvečiuodami pas Laimą, įsitikinome, grikiai čia mėgstami ir dažnai valgomi. Įdomu, o ką tradiciškai dzūkai valgydavo desertui? Papasakos kulinarijos paveldo ekspertė Nijolė. Desertai augino vėlgi tuos pačius moliūgus, dynėm vadino. Tai jeigu jau išvirdavo šitų moliūgų košės ir turėdavo cukraus, vėlgi į krosnį dėdavo prie žarijų, užžerdavo žarijom ir jis tiesiog taip susitroškindavo ir valgydavo ir vadindavo medum. Dar yra Dzūkijoje toks žinomas širšių medus. Tai tie patys kvietiniai miltai, kurie irgi buvo prabanga, sakykime, dzūkams. Jie irgi pradėti auginti vėlai. Ir įmaišydavo, reiškia, virdavo pasukas arba išrūgas, įmaišydavo, pasaldindavo, cukrų pakaitindavo, kad gautųsi ruda spalva. Ir vėlgi širšių medus, tai vėlgi buvo skanumynas ir vestuvėse, ir krikštynuose, ir vaikams kartais išvirdavo pasmaguriauti. Bet javas visada buvo pagrindinis, vienas iš pagrindinių, sakykime, virtuvės komponentų. Be rugio, be to paties grikio nebūtų nei pusryčių, ko gero, nei gerų pietų. Tai kur jūs mums, mėla Laima, patartumėt judėti? Ką mes čia galėtumėm aplinkui apžiūrėti pas jūs? Tai dar galit mūsų
po šitas antytės pasižiūrėti. Kaip aš sakau, gerų. Taigi šitas iš kurių čia, dėl to čia tokie skanus blynai. Tai pažiūrim ančių bėgikių mūsų gerų emocijų paukščių. Aš girdėjau, tai viena ausim, kad jūs čia kažkokias turi tokį dalyką kaip ančių lenktynės. Taip, jūs galėsite įsirinkti. Kokia čia lentytė, jūs kankinate gyvūnėlį. Čia jų toks sportas. Sportas, jos yra antys bėgikės. Tai lenktynės, o paskui po lenktynių, kur, nes Vyteniui čia visą dieną noriu Dzūkiją čia parodyti. Žinokit, dar netoli yra Ulos akis. Tai čia, žinokit, Vytenį, čia būtinai mes turėsim nuvažiuoti. Nes dar lyg ten ir kažkokia tai stebuklinga, ne? Atjaunėjimas kažkoks. Ten ypatingai aš turėsiu. Jo, galėsite atsiprašyti. Nuogėlio iššauksim. Aišku, nuogėlio. Tai Ulos akis, na ir žodžiu, tikrai rasim čia gerų dalykų. Bet tai pirmą pradedam nuo ančių, gerai? Žiūrėk, kaip jos čia. Žiūrėk. Bet tai tikros bėgikės, klausykit, jos visas va taip va. Įsitiesusios, elegantiškas. Bet jūs dėl kiaušinių. Dėl kiaušinių ir dėl gerų emocijų. Nes kai pamato svečiai, tai jie visi šypsosi. Va, kaip mes vaikai. O žinote, aš tarp kitko buvau žirgų lenktynėse Jamaikoje. Tai mes įsirinkom, kas už kokį ten žirgą statom. Tai išsirinkim ir dabar, Vytenį, o ką? Jeigu lenktynės, tai lenktynės. Tai aš leidžiu jums. Galima šeimininką išsirinkti. Tai imk jau, kurią čia nori. Aš, žinot, renkuosi tą tokią va per viduriuką, tokią visą graži kakavinė, beveik kaip mano sijonas arbatai. Bet tokia. Su baltuku. Taip, su kur baltuku, taip. Čia toks balta apykaklė, balti karoliai. Ne, o aš tai noriu madingą spalvą šį sezoną pilką. Nu, vat ir pažiūrėsim. Vat pilką norėčiau. Nu, šiek tiek pilka. Va, žiūrėkit, va. Antra už baltos. Krapštasi galvutė, toje antra yra pilka. O tai kaip jas čia dabar gauti? Nu, aš ne. Aš jas dabar išleisiu ir jos bėgs į merkį maudysis. O tai kai mes pamatysim, kurį nubėgs? O jūs irgi kartu bėgs? Paskui, aš to savo pilkos nematau. Net nebepametas. Aš visiškai nematau. Palaukit, aš irgi savo. Nu, va, tavo šita va. Taip, mano šita su balta apykaklė, visa ruda. Grikucė vardu. Atbėga, draugės. Atbėga, nu. Nu, kur mano. Va šita mano. Mano šita. Mano šita, va. Va, mano, va. Šita. Va, mano. Mano laimės, žinok. Mano įsiveržė į priekį. Grikutė bėg. Mano, Vytenį, mano. Mano, žiūrėk. Jūsų gale. A, tavo parpuolė. Ne, mano priekį, mano. Mano priekį, va, antra mano. Mano. Visai ne tavo. Mano įmerkį antra. Ne. Eik tu. Kur jūsų, va, gale, va, paskutinė jūsų, Vytenį. Už tai, kad jinai... Paskutinė. Bet kas gražiausia nėrė mano. Jūsų, gražiausiai tai nėrė jūsų Barborytė, o va mano Grikucė pirmoji eilė. Buvo pirmesnė. Pirmesnė. Tai dabar, man atrodo, mes jau gerai apšilę. Tai ką dabar? Nu, taip toliau, vykstam toliau. Nustebink vėl, nes klausyk. Jeigu atvykom, tai stebinsiu jūs toliau. Šeimininkė, ačiū nes Dzūkiją labai. Verta aplankyti. Buvo Ačiū, labai Laimutė. skanu. Nuostabu. Užmiršo savo babką grikinę.
Laimutė, ačiū jums labai, aš galvojau, kad jinai sudegė, kol mes ten visur viską žiūrėjom ir jūs neduoda. Ne. Ačiū jums labai. Laimutė, ačiū. O aš dabar noriu parodyti jam dar daugiau Dzūkijos, kad būtų tikras Dzūkijos ambasadorius, ne tik tai grikių mylėtojas. Tai gero jums kelio ir iki pasimatymo. Sudie. Iki. Po reklamos matysite. Su tavim, tai tu žinai, galima ir iš balos paragauti. Tai neįpulkit, Vytenį, jau žiūriu pavargęs kažkokai. Neįpulkit. Aš tikrai nenorėsiu jūsų traukti. Prašau, sustok. Na, o mes su Vyteniu tęsėme kelionę po Dzūkiją. Prašom, Vytenį. Ulos akis. O lele, suprantu tavo klastą, išdykėlę tu. Tai čia reikės dabar žemyn kopti, o paskui aukštyn. Taip, reikės pasportuoti, nes aktyvus poilsis yra pats geriausias poilsis. Iki tokių vertų dėmesio objektų reikia truputėlį nueiti. Nenorėkit, kad viskas būtų kaip ant lėkštės, kaip kokie grikių blynai ant lėkštės padėti. Soki kaip lakštingala, bet žinai, bet tikrai labai gražu. Eikim pažiūrėti, žinokit, kažkada sako, jautis įpuolė. Čia tu turi mane omeny? Ne. Ten iškart jaučiat kvapas koksai, toks kaip mineralų sieros. Čia siera, čia iš pragaro eina kvapai, aišku. Bet žinokit, aš tai net nesitikėjau, aš pati turiu prisipažinti, aš pirmą kartą matau, bet tai mato čia kaip... Tai čia verda katilai. Verda katilas. Po vandeniu, tai tas vanduo veržiasi iš šaltinis iš gelmių. Žinokit, vietiniai žmonės tiki, kad, ar bent jau yra toks padavimas ir tikėjimas, kad jeigu tik saulei nusileidus prisisemi to vandens iš čia, išgeri visos ligos. Kaip ranka nuimta. Vyteni, o jeigu pabandom pirštą? Tai jau prašom ant to lieptelio, aš ten nueisiu va ten kur nors. Paragauju. Neįkris tik tai? Ne. Šaltas vandenukas, bet tyras, žinokit. Nu ką? Oi, nu baikit, dabar ištaškysim šaltinį. Daug visokių, žinokit, čia sako, yra mineralų, bet toks, skanus. Su tavim, tai tu žinai, galima ir iš balos paragauti. Ir ką paragavom, nieko nepavirtom jautuku, nesgi padavimas byloja, kad čia jautis įpuolė ir paskui išplaukė Daugų ežeran. Tai neįpulkit, Vytenį, jau žiūriu pavargęs kažkokai. Neįpulkit. Aš tikrai nenorėsiu jūsų traukti. Man žinot ką, reikės čia gal atvažiuoti žiemą, kai didieji speigai suspaus. Įdomu, ar šala? O tu galvoji, jeigu iš apačios, tai aš manau, neužšala. Aš kažkaip norėčiau, žinai, geriau paplaukti Ūlą. Aš žinau, kad jie baidarėmis plaukia, va ten, va. Tai jie pro čia ir praplaukia. Bet aš žinau, kad daug yra dalykų, kuriuos verta čia mums pamatyti. Nu tai eikim, dabar reikės užsikabaroti tais laiptais čia, į tą beprotybę. Darykim lenktynės, kas pirmas. Ką daryti, jei nežinai, ką daryti? Teisingai, susirasti artimiausią turizmo informacijos centrą. Pamojavę Ūlos akiai, mes su Vyteniu per 15 minučių atvažiavome į Merkinę. Čia esančiame Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre gausite naudingų patarimų, kur apsistoti, ką pamatyti, kur pažvejoti ar papramogauti. Beje, atnaujintame lankytojų centre taip pat netrūksta linksmų pažintinių eksponatų.
Vytenį mes tiesiai iš šaltinio. Taip. Prašau, neriam gilin. Pažiūrėkit, kiek žuvų. Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre. Va štai, pažiūrėkit, visa ekspozicija. Nežinau, kad Dzūkija yra vandenų kraštas, čia tiek tų šaltinių, tiek upių. Tai va, kiek žuvyčių visokių čia yra. Ir čia visas jas galima apžiūrėti ir save edukuoti. Nes man atrodo, nei aš, nei jūs, mes ką žinom, silkę žinom. Va, pažiūrėkit, čia kokia čia ešerys. O čia kokia didelė, o čia kažkoks gal šamas. Pažiūrim sausis. Man su žuvim, aš iš žuvų gaudavau blogus pažymius. Va čia, tai žuvis. Jūsgi tikras Jūs žvėjas. pirmą norite čia? Ne, pirmą jūs. Aš tuoj. Aš vien tik dėl šito čia dar kartą grįžčiau. Šipsokitės. Sakysim, atvyko Vytenis į Dzūkiją vienai dienai ir bats. Ir pagavo štai tokio dydžio žuvį. Čia šamas turbūt. Šamas. Čia ne bet kas. Ale čia tikrai Dzūkijoj? Va. Nu, va čia, man atrodo, kažkur pasuksim. Va taip, taip. Čia. Iš tiesų, mėly žiūrovai, aš tikiuosi, kad jums patinka čia stebėti, kaip mes su Vyteniu smagiai leidžiam dieną Dzūkijoje. Ir jeigu jūs išsiruošite į kelionę vienai ar 2 dienoms, tai tikrai mano būtų tik vienas patarimas, nepamirškite užsukti į lankytojų centrus, nes jų Lietuvoje yra tikrai įspūdingų. Pasakykit, Vyteni. Ir galima sužinoti, ir viskas tada yra aišku, nebereikia bėgioti, lakstyti ir kažko tai ieškoti. Mes dabar skubėsim, nes čia Merkinėje yra labai daug senovinių amatų puoselėtojų. Tai va, būtent į vieną tokį centrą ir nuvažiuosime. Tai jau ir eikime. Eikime. Ar esate girdėję apie patį seniausią pasaulyje molio degimo būdą? Jei ne, atvažiuokite į Dzūkiją. Būtent šis kraštas labiausiai garsėja matininkais išsaugojusiais paslaptis, kaip paprasta rudą molį paversti juodu. Mums su Vyteniu atrodė, kad šie puodai metaliniai, bet keramikas Džiugas Petraitis papasakojo, kad molį kasa savo sodyboje, tada jį valo, per žiemą laiko įšaldytą, ilgai ruošia ir minko, kol jau gali iš jo kažką žiesti. Dekoruotus lipdinius keramikai deda į žemėje sumūrytą krosnį. Molis porėtas, todėl kai kaista iki 950 laipsnių atsiveria jo poros. Tuomet laikas sustabdyti degimą, užkasamas pakuras, uždengiamas kaminas ir į vidų dedamas malėkas, sakingas pušies šakalys. Sakų dūmai eina kiaurai molį ir nudažo jį juodai. Tokia seniausia pasaulyje glazūra padengti indai nepraleidžia vandens, tinka buityje. Bežiūrėdami, kaip klusniai Džiugo rankose molis virsta puodynę, užsimanėme ir mes su Vyteniu ką nors nulipdyti. O tu sugalvoji, ką tu darysi? Aš nežinau, jūs patarkit, Džiugai, ką man daryti, nes praktiškai man, Kaip sako puodžiai, pirmus 10 metų darai, kas išeina, o likusius, kas reikia. Tai galit bandyti, kas pirmus išeina. 10 metų, kas išeina. Nu, pabandykite, Turi šlapios rankos, Stipriai visada šlapios. turit jaus, kad slysta. Jeigu molis nori pasiimti jūsų ranką iš paskos besisukdamas, tai jau yra... Klausykit, bet čia reikia kiek jėgos. Stenkitės iš viršaus uždengti ranką, kairę užkelkite ant viršaus, dešinę palei, palaikot ant visko. Kiek čia reikia stiprumo? Ohoho. Daugiausia žiedžiant dirba pilvo presas. Ir aš dabar spaudžiu jį? Jums dabar reikėtų apkabinti ir su nikščiais pasidaryti duobutę, ne prieš srovę, dešinę ranką, nes tas gali užsikabinti. Gerai. Bet šiek tiek įspaus, bet ne visiškai iki pat, nes bus kiauras tada, iš karto bus gėlytai, indas. Bet kaip iš tiesų ir vaikam, ir suaugusiam. Ir galima va taip kilstelti. Smagu pamatyti, kaip atsiranda daiktai, nes mes kažkaip įpratę galvoti, kad viskas greitai, paprastai, lengvai. O kiek reikia įdėti rankų darbo, kiek reikia turėti įgūdžio, kad padaryti paprastą puodą. Jau gėlytėj matau pavyzdį. Prašau, sustok. O tu ir lauk. Kas išeina? Gėlytėj. Prisipažinsiu, liesti besisukantį molį taip smagu, kad dar kurį laiką pabuvome pas Džiugą. Vytenis apžiūrėjo visokias krosnis ir sužinojom, kad visi čia atvykusieji gali išbandyti ne tik keramiką, bet ir daug kitų tradicinių Dzūkijos amatų.
Būtume gal ir ilgiau pabuvę, bet Vytenis išalko, todėl paklausėme Džiugo, kur galėtume paiškilauti. Atsisveikinom ir kaip patarti važiavome link Merkinės piliakalnio. O tada pastebėjome štai šį 26 metrų aukščio apžvalgos bokštą. Jis vadinasi Pušų gojelis. Čia aš sužinojau, kad Vytenis bijo aukščio, tad visus laiptelius įveikiau viena. Štai ir žinokit, labai greitai užlipau. Koks vaizdas atsivėrė, verta buvo. Na, tikiuosi ir Vyteniui nufotografuosiu vieną kitą vaizdelį. Va, kaip gražu, kokia graži ta mūsų Lietuva. Tik pažvelkite, koks gražus Nemuno kraštovaizdžio draustinis. Matosi labai toli. O štai ten ir Nemuno bei Merkio santaka. Netoliese ir Merkinės piliakalnis. Tuoj pasidarau asmenukę ir važiuojam ten. Viduramžiais Merkinė buvo vienas iš 10 svarbiausių Lietuvos miestų. Merkinės piliakalnis – ta vieta, kur susitinka Dzūkijos laukai ir pievos, miškai, vandenis ir dangus. Praeitis ir dabartis. Anksčiau čia, Nemuno, Merkio ir Stangės santakoje stovėjo medinė pilis, kurioje nesykį lankėsi karalius Jogaila ir Vytautas Didysis. Vyko mūšiai su kryžiuočiais. Vietiniams piliakalnis ir dabar labai svarbus. Čia vyksta miesto šventės, dažnai ir įsimylėjėliai ant kalnelio pasimatymų skiria. Ir kas čia keisto? Pažiūrėkit, kaip gražu. Nemažai laipiojimo, ar ne? Žinai, bet aš tave labai myliu, bet nesuprantu, kodėl tu mane kankini. Aš ir taip žinau, graži ta Lietuva, pažiūrėk, kokia nuostabi. Jeigu dar kur lipsim, viskas su tavim nevažiuoju. Bet žinokit, čia va Dzūkijos ypatumai. Reikia įdėti pastangų, kad galėtum tą grožį pamatyti. Pažiūrėkit, Merkinės piliakalnis. Taip, nuostabu. Koks vaizdas atsiveria, argi neverta? Verta. Čia daug gražiau negu tame bokšte metalinėme. Čia pasižiūrėk, čia tikra gamta. Ir nesimato, kad gali nukristi. Ir nejuda. Nejuda. Piliakalnis daug tvirčiau. Ten jūs geriau jaučiatės. Absoliučiai. Dabar mes kaip kunigaikščiai ir kunigaikštienės jausimės. Jeigu dar nusikeltume į istorinius laikus, čia žinai, kiek papasakotų. Nemažai, nemažai. Gal ir gerai, kad tą babką turim, a? Tu žinok, labai gerai, aš kažkaip taip norėjau jos paragauti ir ačiū Dievui Laimutė mums ją įdėjo. Čia laušim. Bet, o aš noriu, Vyteni, kadangi šiandien mes Dzūkijoje Grikio, kaip sakant, vietoj, tai aš jums paruošiau, atsivežiau iš Vilniaus tokį mažą lauknešėlį irgi su grikiais. Čia yra grikių granola. Grikiai truputėlį avižų, džiovintos spangolės, va čia ir mato, čia darytas su tokiais baltais grikiais, bet kartu ir su kakava, ir su medum, ir su datulėm. Žodžiu, labai skanu. Taip, padariau. Žinokit, iš grikių ne tik tai košę galima, va, ir dubenėliai. Ačiū labai. Prašom, aš jums viską paruošiu čia. Ir čia turiu ir jogurto. O jūs man ką nors papasakokit, kokią istoriją, visada, kai jūs žinai, filmas. mes labai šiandien, iš tikrųjų nepaprasta diena. O be to aš tau noriu pasakyti, mes daug valgom. Nedaug, bet mes kiek mes aš noriu judam. prisiminti, tu žinai, koks čia kraštas? Čiurlionis, Mikalojus, Konstantinas, va ten Liškeva. Tarp kitko, va ten, kur tėvas jo vargonavo, kuris pamatė savo, reiškia, būsimą žmoną. O, ten ypatinga vieta. Tai, Vyteni, mes pasistiprinam ir aš tikrai dar manau, mes turime laiko aplankyti ir Liškevą. Nes ypatinga vieta, taip? Norėčiau. Aš girdėjau, kad šalia Liškevos gyvena toksai vienas ypatingas žmogus. Šamanų jį negi kai kurie vadina, kuris gali išvirti tokios arbatos, kuris sugrąžina visas jėgas. Tai mes nuvykime ir į Liškevą, ir šalia gal dar sutiksim. Tikrai, žinok, labai norėčiau pamatyti, aš mėgstu tuos žmonės tokie, žinai. Man toks ir man paslaptis. taip įdomu, jo, kas ten yra iš tikrųjų tame žmoguje.
užsukome į Liškiavos vienuolyno ansamblį ir Švenčiausiosios Trejybės bažnyčią, jau vakarėjo. Sakoma, kad prieš kelis šimtmečius čia gyveno turtingas didikas Jurgis Kosyla su žmona ir sūnumi. Deja, sūnus jaunas mirė ir Kosyla nebeturėjo kam turtų palikti. Žmonės jam patarė palikimą užrašyti vienuoliams domininkonams, kad šie būtinai čia bažnyčią pastatytų ir melstusi už žuvusi sūnų ir patį didiką, nes jis, sakoma, buvęs labai nuodėmingas. O štai ir tie vargonai, kuriais grodamas savo būsimą žmoną Adelę Mariją Radmanaitę pamatė Liškiavos vargonininkas Konstantinas Čiurlionis. Gimė jiems 9 vaikai, o vyriausia jų žinote ir jūs, ir visas pasaulis. Tai kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Beje, jis taip pat yra šioje bažnyčioje vargonavęs. O dar Liškiavoje yra stebuklingas Švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslas. Po visos dienos kelionių bažnyčia mums tapo tikrų ramybės uostų. Taip gera buvo joje pabūti. Būtinai užsukite. O apžiūrėję šį gražų vienuolyno kompleksą, paklausinėkite, kur rasti botaniką Henriką Gudavičių. Jis gyvena retų augalų ir paukščių turtingame Nemuno slėnyje, prie Liškiavos. Žino visas žolių paslaptis ir mielai jomis dalinasi. Netrukus laidoje. Čia, matot, galima labai kalbėti, pavyzdžiui, didysis debesylas irgi magiškas augalas. Čia yra, tikrai kaip užjūrio pagardas. Taip, čia yra lietuviškas pipiras. O mes su Vyteniu keliaujame toliau. Einam, Vyteni, nebijokit. Miela Beata, žinai, aš aišku tau labai dėkingas, nes diena iš tikrųjų nepaprasta, bet nakčiai į mišką, žinok. Vyteni, jūs nesijaudinkit, viskas yra gerai, viskas kontroliuojama, aš žinau, kur mes einam. Labas vakaras. Vieta įdomi, labas vakaras. Ponas Henrikai, aš Beata. Labas vakaras, Vytenis. Malonu. Atėjom į jūsų buveinę. Čia Vytenis stebėjosi truputėlį ir... Taip, todėl, kad jūs pasislėpęs. Reti augalai bijo, pažiūrėjimų kartais išnyksta, o jau ką kalbėti apie mašinas. Toli reikia palikti, matot. Čia yra 2 hektarai, reiškia, Dzūkijos nacionalinio parko retųjų augalų tokia kolekcija. Retų ir vaistinių, ir prieskoninių šiek tiek, tokių visokių. Kolekcija, tiesiog mes kai ką išsaugom, reiškia, kitur jie prapuola, čia randa vietą. Tai parodykit, ką jūs čia turit. Va šitą yra didžiažiedė tūbė. Čia daugiau jų yra, bet žydės kitais metais, o kai žydi, tai jau yra nepaprastai iškilminga. Tikrai matosi tas žiedas, reiškia didelis, ir vaistinė, žinoma, yra ir šiaip jau... Tai va, ir įdomu, grožį tai matom, o kokia jos galia dar yra. Tai ta galia jau čia siejasi su magija, jau ne tik su medicina. Va, pakalbėsim. Mums irgi įdomu. Mums labai įdomu. Apie magiškus augalus, tai čia, matot, galima labai kalbėti. Pavyzdžiui, didysis debesylas irgi magiškas augalas. Tokia yra kasočiai tie, kregždūnė tokia vaistinė, irgi magiškas. Panašumo magija. Reiškia šaknis kaip plaukai, tai jeigu įsiplausi slapta, gegužės 1 sekmadienį plaukus, tai tavo plaukai bus kaip tos kregždūnės šaknis, panašumo magija. O čia yra, reiškia, daromos būktai būdavo vonios nuo išgąsčio. Truputėlį bajoriškas toks yra receptas, jau čia valstietis nelabai, bet yra tokių, reiškia, rašytinių šaltinių, kad taip kaip viržiai, pavyzdžiui, sąnarius gydo viržių vonius. Tai va čia nuo išgąsčio, kad ten epilepsija, kaip būdavo, sugalvodavo ir tokių dalykų. O jeigu dar iš įdomesnių, tai aš čia turiu ir... jau tikrai retenybė, balzaminis skaistenis, kurį anksčiau dėdavo į sriubas. Jau pipirų kol nebuvo, tai tas balzaminis skaistenis, va jisai čia pat, visai čia pat. Pavosykit, pamatysit, čia yra, tikrai kaip užjūrio pagardas. Taip, čia yra lietuviškas pipiras. Kaip kvepia. Va čia taukė.
Taukia tai žinau. Taip, taukia žinau. O kodėl, tarp kitko, ponia Henrika, jūs taip lyg juokėtės? Jūs ką netikit žolių gale? Aš tikiu, bet yra, mato, dabar tokia banga pervertinimo. Tai taip truputėlį reikia atsargiai. Matot, yra rūšis, kurios lyg tai praėjo jų laikas ir jos jau darosi tokios, mes nebežinom, ko joms reikia. Čia pat laužas ir va tenai arbata, tuoj mes ją ir padarysim. Tai kas dabar bus, Henrikai? Virsim jėgų suteikiančią arbatą. Iš jūsų užaugintų augalų. Pirmiausia, tai vanduo turi užvirti jau krūta. O paskui, reiškia, nukelsim ir dėsim. Tai va šitie senoviški ritualai ir tie burtai, jie vienaip ar kitaip be abejo veikia. Čia jau kalbos nėra. Tai kokias žolelės čia dabar įdės? Tai, žolelės labai paprastos. Va, taigi ir raudonėlis, kaip pagrindinė žolelė, čia yra raudonėlis, jis universalus. Paskui pipirmėtė, paskui šaltmėtė yra anyžinis lofantas, toks vat kvapnus labai. Nu va, jau jis jau užvirė. Konkuliuoja kaip reikiant. Truputėlį pakelkim. Padėti? Aha, aukščiau, jeigu galima truputį aukščiau. Va tiek? Aha. Tai dabar žolelės, taip? Taip. Nu tai va, ir dedam pirmiausiai raudonėlį. Yra dar žydinčių. Vat šiemet, kai daug buvo lietaus, tai raudonėlis va žydė iki rugsėjo, matot. Va visą šluotą. Truputėlį pipirmėčių va, dėl kvapo. Jauki beta, kaip kvepia. Nu ir žinoma šaltmėtės. Šaltmėtė, tai nuostabu. Taip, jau. Nes visur dabar tik pipirmėtė, šaltmėtės jau nelabai yra. Taip, šaltmėtės jau reikia auginti specialiai, parduotuvėje nenusipirksi sėklų šaltmėtį. Va, nu ir anyžinio lofanto, va jis toks dar žydi, matot, labai ilgai žydi. Jie atsivežė bitininkai dėl nektaro, bet pasirodo, kad jis labai tinka ir, reiškia, ir arbatoms, ir šiaip jis, reiškia, turi tokio ypatingo kvapo. Jo daug nereikia. Ir tiesiog leidžiam pabūtai arbatą čia šiltam tam vandenį. Jo. Betai pirmai mes pabandykime. Karšta bus. Oi, koks eleksyras. Nuostabus kvapas. Ačiū labai. Oi, Vyteni, va tokia diena buvo. Puikiai diena. Mielas Henrikai, o jūs visiems šitą arbatą savo svečiams verdat? Taip. Viskas, ko mums reikia, yra čia. Galbūt netgi mūsų kieme, o gal nutolus vos 100 kilometrų. Mes šiandien su Vyteniu praleidome nuostabią dieną Dzūkijoje. Aš pamačiau dalykų, kokių nebuvau mačius ir man tai buvo kupina atradimų, naujų patirčių diena. Linkiu ir jums atrasti mūsų gimtąją Lietuvą. Keliaukite ir ragaukite. Galbūt netgi eikite tais pačiais keliais, kuriais mes nuėjome šiandien su Vyteniu Dzūkijoje. Pasimatysime kitą savaitę. Palaukit. Gal kas nors jau šiandien ar rytoj norite pakeliauti po visas tas gražias Dzūkijos vietas, kuriuose buvome mes su Vyteniu? Taigi primenu, keliavome automobiliu. Ankstų rytą išvažiavome iš Vilniaus į Pamerkių kaimą Varėnos rajone. Ten ragavome grikių blynus ir dalyvavome ančių lenktynėse. Tuomet, dar truputį pavažiavę, ėjome apžiūrėti Ūlos akies. Iš ten vykome į Merkinę, į Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centrą. Po to pas keramiką Džiugą. Jis taip pat gyvena Merkinėje. Iš jo norėjome važiuoti pažiūrėti Merkinės piliakalnio, bet pakeliui užsukome į apžvalgos bokštą Pušų Gojelis. Ant piliakalnio užkandome, tada važiavome į Liškiavos vienuolyną, ten radome labai gražią bažnyčią, o netoli jos ir paslaptingąjį botaniką Henriką Gudavičių. Su juo išgėrėme jėgas atstatančios arbatos ir tuomet važiavome namo. Tai tiek.
O kitą šeštadienį ruoškite guminius batus ir ieškokite žiūronų. Su savo bičiuliu aktoriumi Giedriumi Savicku keliausiu į mažąją Lietuvą. Vandenų, paukščių ir labai svetingų žmonių kraštą. Iki. Mano, va šita mano šita. Mano šita, va. Va, mano, va. Šita. Mano. Mano laimės, žinau. Mano įsiveržė į priekį. Grigutė bėg. Mano, Vyteni, mano. Mano, žiūrėk.